Šitą yra turėjusi, o tai jau veisliai netinkama šitą. O baltas su juodu veisliai. Baltas su juodu, Ten matai, gali ten, kaip pasakyti, kai mažiukai, šuniukai gimė, ten gali anksčiau pačiupuoti kokį porą savaičių, sumeluoti vedimą datą. Dabar irgi kažkada neseniai prie Anglijos sulaikė irgi šuniukus ir užšėrimą dar gavo mokėti, išlaikė 2 savaitės, kažkas irgi nesugėjo. Ne mūsų. Aš tik vienas iki tas sučipavusi. Rizikavau pažiūrėti. Nu, tada viskas gerai, visur išvyka, viskas. Bet irgi paankstinta. Nu, kaip paankstinti stegėmiams, nes jis jau niekur neįvedam. Stegėmiams pats. Pavyzdžiui, nu, ką tas daktaras žino, kada tie šuniukai mano gimė? Jie paleidydį atrodo dideli, gražų, žinokit. Nu, ir tai pasakai tą savaitę, 2 savaitės anksčiau, negu kad, žinai, yra faktiškai gimė. Tas daktaras jau dėl to nenukentės, jis niekada. Parduodam jūs į Angliją, nesakė, kad jie gali... Parduodam, bet tik tiek, mes nenorim jokiais šipavimais užsiimti. Jau turi būti, kai veisėjas susiregistravęs, o senam tokiam amžiui jau, man sakiau, niekam nebereikia. Kaip jūs parduodat į Angliją, nes ten... Nu tai jie patys atvažiuoja, viską susitvarka. Jie savo vardu čipuojasi, tvarkosi. Ai, tie, kas perka, ne? Jo. Kaip jau tie išvežėjai, kas užsijim, jie matytis turi ir veislyną, ir viską savo vardu susičipuotas, Europą susisijim viską. Tai va, tokie reikalai. O kažkada vienas mėginau, žinokė, čipuoti, bet matai, į metus vieną kalikę gali ir keli ten tie vaikai, 5 man atrodo, gali čipuoti. Daugiau ne, jau skaitais, kai veisėja, registruokis ir... Nu, žinot, jau reišk verslą, jau tu vystai, jau tu registruotis visur. Ir dabar niekur žmogus negali nieką pasijudinti, kol mokesčių visur nesumoki. Nu, tai va tokie dalykai yra.